Tai reiškia, jų trūkumas tikrai turėtų pasiekmes. Dažnu atveju, jeigu jis yra nekompensuojamas, taip, tos pasiekmes išlystų anksčiau ir vėliau. Tai vis tiek mes turim suprasti, kad organizmas turi tam tikrą baseiną atsargų, kiekvieno elemento ir medžiagos ir galbūt pradžioje, kad mes ir, pavyzdžiui, kaip sausis, taip, dažniausiai taip, sausis tai yra augalinės kilmės, taip sakant, mėnuo, galima sakyti, labai populiarus sausis, sakant, atsisakyti gyvūninės kilmės maisto ir pereiti ant augalinės kilmės, iš esmės, maisto produktų. Ir mes galim sakyti, kad tai galbūt mes visi mes susirgsim per sausį, bet taip nebus. Mūsų organizmas tikrai yra protinga būtybė ir turi, kaip sakau, atsargas visų mikroelementų ir vitaminų ir taip greitai nepasireikštų galbūt tą jau visą kliniką, bet jau kažkur kažkoks trūkumas pasireikštų kompensacijos. Tai reiškia, vėlgi mes turim suprasti, kad ir kaip mes paimsime, pavyzdžiui, folio rūgštį, vitaminą B9. Taip, jinai yra labai svarbi ir mūsų centrinės nervų sistemos funkcionavimui, DNR sintezė labai svarbi ir, pavyzdžiui, tam pačiam, taip sakant, hemoglobino formavimus. Ir mes galime galvoti taip, kad jeigu, pavyzdžiui, didesnis bus poreikis organizmo hemoglobino gamybai, tai galbūt kitos sritis nukentės, tai reiškia kompensacija vyks. Ir mes negalim taip tiesiogiai pasakyti, kad iš karto mes pamatysim visą puokštę būtent klinikos, bet ilgainiui tai gali vėlgi pasireikšti.